šio pamokslą, nežinau, kaip tiesa. Pasakysiu ir teisybę, aš nežinau, ką pamoklaus. Nes aš turiu daug ten visokių. Šiandien buvo atvažiavęs Tauras, buvo sesis iš Vilniaus, turėjom kaip įžangą į mūsų išgydymo tarnavimą, meldėsi už vieną žmogų ir pas jį buvo problemos su kojom ir jis toks patenkintas, jam išgijo koją. Jis sako, pritūpt negalėjo, dabar jis tupinėja kaip mažas vaikas. Čia laimingas, jis toks buvo patenkintas, kas čia buvo matė. Jam su kojom meldėsi už jį ir jisai tikrai buvo Dievo jėga per jį perėjo, buvo jisai pagydytas. Halleluja. Halleluja. Dievas yra gyvas. Halleluja. Ir nežinau, net aš stoviu dabar, net neįsivaizduoju, ką jums kalbėti, bet aš galvoju, kad Dievas žodžiu kalbėti. Halleluja. Ir aš tada, jeigu taip, tada iš Hebrajams laiško. Hebrajams laiško pirmas skyrius. Hebrajams skyrius, pirmas skyrius, pirma eilutė. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per sūnų, kurį paskyrė visą ko paveldėtų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Halleluja. Šita eilutė mums sako vien kai kuriuos dalykus. Anksčiau, Senojo testamento laikų, Dievas kalbėdavo žmonėm per pranašus. Arba galim Abraomui Dievas kalbėjo tiesiogiai, nes apie Abraomą parašyta, kad Abraomas buvo Dievo draugas ir todėl Dievas jam kalbėjo tiesiogiai. Apie Mozę parašyta, aš dabar neatsimenu, dabar nesurasiu tos vietos taip staigiai, bet parašyta, kad apie Mozę irgi Dievas kalba. Jis buvo tenai tokia situacija, kad Aaronas ir Miriam, jos Aarono sesuo, jie pasakė, Mozei priekaištavo parašyta. Aaronas ir Miriam priekaištavo Mozei, kad jisai ėmė žmoną ne iš Izraelio, bet iš kitos tautos. Ir tada parašyta skaičių, gerai, aš dabar neatsimenu tos vietos, bet parašyta, kad viešpat staiga prabilo Aaronui, Miriam ir Mozei, kad jie Aaronui ir Miriam, kad jie ateitų prie susitikimo palapinės. Ir Dievas pasakė jiem, sako, jeigu yra viešpatės pranašas, aš jam kalbu, duodu regėjimus kažkokius, supratimą, bet Dievas pasakė, ne taip yra su mano tarnu Moze, aš su juo kalbu, veidas į veidą, aš jam tiesiogiai šneku. Taip, Dievas kalbėjo Abraomui tiesiogiai, Dievas kalbėjo Mozei tiesiogiai, Dievas taip daro skirtumą tarp savo tautos taip pat. Dievas visą laiką daro skirtumą tarp to, kas šventa ir nešventa. Ir Dievas daro taip pat skirtumą ir tarp savo tautos. Jisai išrenka vienus žmonės, pastato arčiau prie savęs,
ir taip toliau. Nes Jėzus sako, kad apie Joną Krikštytoją, kad sako, mažiausias Dievo karalystė yra didesnis už Joną Krikštytoją. Taip jisai sako, kad Dievo karalystėje yra rangai, yra skirtumas. Mes visi nesam vienodi Dievo karalystėje. Taip, kaip Dievo vaikai mes visi vienodi. Bet Dievas išvinkęs vienus aukščiau, kitus žemiau, vienus didesnius, kitus mažesnius. Dievas padarė ir pašaukė. Taip, Dievas visą laiką daro skirtumą. Ir matom, kad Abraomui Dievas kalbėjo tiesiogiai. Ir Mozei jisai kalbėjo tiesiogiai. Ir kai Aaronas ir Mirjam prikaištavo Mozei, Dievas staiga pakilo ir jiem pasakė, aš jum kalbu per regėjimus kažkaip tai, bet Mozei savo tarną aš kalbu tiesiogiai. Todėl yra skirtumas tarp Mozės ir jūsų. Todėl jūs negalite jam prikaištauti ir kažką jam sakyti, nes jis yra išrinktas mano tarnas. Aš darau skirtumą. Jis yra ypatingas mano tarnas. Jis yra ypatingas. Aš jį išskiriu. Jisai yra išskirtas iš jūsų. Todėl ant Mirjam Aaronos sesers jinai pasidarė visą raupsuotą. Ir Aaronas prašė Mozę, jisai kreipėsi į Viešpatį, melskis, mes nusikaltom tau, kad prikaištavom tau. Ir tada Mozė meldėsi ir Dievas panaikino tos raupsus. Taip Dievas rodo, kad jis išskiria savo tarnus. Ir tą, kuris Dievas išskyrė, patepė geriau prieš tą žmogų, nesukilt prieš tos žmonės, prieš pastorių, prieš vyresniuosius, nes Dievas išaukštino juos ir jisai saugojo, jisai saugojos ypatingai tuos, kurios paskyrė, tuos, kurios patepė. Halleluja. Ir taip Dievas rodo, kad jis daro skirtumą. Ir šitoj vietoj mes skaitome, kad Dievas anksčiau kalbėjo, praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per sūnų, kurį paskyrė viso papaveldintojų ir per kurį sutvėrė pasaulį. Šiandien laikas yra kitas. Šiandien kažkada tai Dievas Tėvas pradžios knygoje ir toliau mes skaitome apie Dievą Tėvą. Dievas Tėvas buvo arenoje. Apie Dievą Tėvą mes skaitome. Dievas Tėvas veikė. Paskui atėjo kitas laikas. Jėzus atėjo į žemę. Jėzus vaikščiojo. Ir Jėzus veikė. Jėzus darė darbus. Ir žmonės buvo išlaisvinami, išgydomi. Ir tai yra Dievo darbai. Ir Jėzus, ir atėjo dabar kitas laikas. Šventoji dvasia dabar yra žemėje. Ir šventoji dvasia yra žemėje. Ir viską visur pripildo. Ir Jėzus sakė, kad šventoji dvasia jinai primins viską, ką aš esu jums sakęs. Todėl kai mes vaikštome šventosios dvasios artume, mes vaikštome toj bendravime, šventoji dvasia mums primena. Tai jinai mums aiškina, patarėm, apie ką mes kalbėjom šią savaitę ne vieną kartą. Ląsteliai, trečiadienį ir vakar maldoje taip pat, kad šventoji dvasia godės, tas pavadinimas godėjas. Jinai turi 6 reikšmes. Ir kai kurios iš jų yra tokios. Godėjas yra tas, kuris yra šalia tavęs visada. Dievas yra tas, kuris yra šalia tavęs visada.
Dar viena reikšmė yra, jisai kaip patarėjas. Dievas yra mūsų patarėjas ir tas, kuris yra šalia mūsų. Kai mes vaikštame arti prie Dievo, Dievas mums patarė, Dievas veda mums. Todėl mes kalbėjom vakar maldoj, kad mums reikia pasilikti dvasioje, prisipildyti šventąją dvasią, kad dvasia galėtų vesti mus. Mes skaitėme rašto vietas ir kai šventoji dvasia mus veda, jinai nieko nedaro, jinai įveda mus į visą tai, ką mokė Jėzus. Paklausykit, kai buvo tėvas, jisai darė savo darbus. Kai atėjo Jėzus ir sakė vieną dalyką, kad aš esu ne vienas, bet tėvas yra su manimi. Paskui jisai kalbėjo kitoje vietoje, kad tai, ką aš darau, ne aš darau, bet tėvas, kuris yra manyje, jisai daro šitos darbus. Ir dar kitoje vietoje jisai sakė, kad šiandien mes skaitėme iš Jono Evangelijos, tas vietas Toros skaitė, kad Jėzus sakė, kad tas, kuris matė mane, matė tėvą. Jie yra viena, 3 asmenys, tėtis, šventoji dvasia ir Jėzus, 3 asmenys. Bet jie yra viena, jie daro vieną darbą, vienus darbus. Ir todėl tėvas darė savo darbus, Jėzus atėjęs darė irgi Dievo darbus. Ir tai buvo tie patys darbai. Ir šventoji dvasia dabar yra išlieta šitoj žemėje. Ir jinai daro tuos pačius darbus, Dievo darbus. Ir kokie tie darbai yra? Dievas atėjo, kad išlaisvinti tave ir mane iš visokiausios priespaudos. Tai yra Dievo darbas. Išvesti kalinius iš kalėjimo, atverti akliesiem akis, išgydyti ligonius, skelbti gerąją naujieną, kad Dievas yra viltis, kad žmogus negyvena be vilties čia žemėje, kad yra viltis. Ir ta viltis yra Jėzuje Kristuje. Ta viltis yra pats Dievas, jo vardas Jėzus. Jis yra mūsų viltis. Aleliuja. Jisai galingas Dievas. Jisai veda, jo ranka pakelta. Jisai nepavargsta ir nepailsta. Jo jėga neišsemiama. Jisai yra galingas. Jisai nei miega, nei snaudžia. Jisai nepavargsta. Mes pailstam. Dievo žodis sako, kad net jauni vyrai pavargsta ir krinta išsekę. Bet jis Dievas, kuris trykšta iš jo jėga, jisai pripildo tos visus išsekusius, išsibaigusius savo jėgą iš dangaus, kad jie galėtų ir vėl eiti, ir vėl bėgti. Haleliuja! Dievo jėga! Haleliuja! Ir šiandien žodis sako, kad šiomis paskutinėmis dienomis viešpats Dievas prakalba mums per sūnų. Šiandien sūnus kalba mums. Šiandien Dievas kalba mums per sūnų, per sūnų, per sūnų. Ir kągi sako sūnus? Kągi sako sūnus? Atsiverskim Titui laišką, 2 skyrius. Haleliuja, Dievas yra galingas Dievas. Jisai yra mūsų Dievas. Jisai išrinko mus. Haleliuja. 2 skyrius Titui. 12 eilutė. 11-12. Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atsisakę bedevystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje. Štai ką moko mus Dievas šiandien. Atsisakę
atsisakė bedevystės. Tai, kame mes gyvename anksčiau. Visa mūsų aplinka mokė vieno dalyko. Bedevystė, ateizmas, Dievo nėra. Čianai pasakos, bobučių pasakos. Bobutės eina į bažnyčios, budžiuoja kryžius, uždega žvakutės. Va, čia yra tikras tikėjimas, gerai, eik, va taip tikėk kaip tos bobutės. Kai kurios bobutės vaikšto ir va taip tiki, kai kurios netiki, bet kai kurios va taip daro. Jos eina, bučiuoja tos kryžius, uždega žvakytę, užperka mišias už kažkokį mirusį. Va, čia tai bobutės. Reikia va taip gyventi, kaip jos daro. Daryk taip, va taip mus mokė. Bet tai, kai bobutės daro, jos pačios nesupranta. Daugybė žmonių pasaulyje tarėsi, kad jie pažįsta Dievo, bet jie tikrai iš tolo net nepriartėja prie jo pažinimo. Jie nesupranta ir jie negali net suprasti, nes jie gyvena kūnišką gyvenimą, sielinį, kuris toli nuo Dievo pažinimo. Dievas yra dvasia ir Dievas mus moko gyventi dvasia ir artintis prie jo dvasia. Dvasia marinti savo kūną. Taip mes artėjame prie Dievo. Bet čia būtent šitoj vietoj mes matome dar kažką tai. Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. Nes gelbstinti Dievo malonė. Dievo malonė gelbstinti. Pats Jėzus yra ta malonė, kuri šiandien pasirodė kiekvienam, visiems žmonėms, kiekvienam, visiems. Jinai pasirodė mums, kaip Jonas, Dievo žodis sako kitoj vietoj, kad tas žodis buvo pas Dievą ir pasirodė mums. Jisai pradžioje buvo pas Dievą, bet pasirodė mums. Bet pradžioje jisai buvo pas Dievą, niekas jo nematėme. Mes neturėjome to, bet vieną dieną jisai pasirodė mums ir ta gelbstinti malonė jinai nužengė mūsų. Ir štai, ką jinai padarė. Jinai kažką tai daro. Jinai veltui, nėra taip, kad jinai veltui nužengė be jokio tikslo. Ne, jinai moko mus, kad atsisakė bedevystės ir pasaulio geidulių. Haleliuja, bedevystė. Bedevystė tai, ko mes buvome kaip prikimšti, kai mes gyvenom pasaulyje. Geiduliai, tai pastovi, ko aš, kažką tai aš noriu labai. Vau, čia aš, to, ką aš noriu, aš dabar darysiu, kad būtent gauti tai, ko aš noriu labai. Tai geiduliai. Ir aš jau kažkada tai kalbėjau šitą istoriją. Buvo tokia istorija, Izraelio tauta išvesta iš Egipto ir jinai paėmė Jerichą. Jerichas krito, kai jie 7 kartus ėjo aplink jį, Jerichas krito. Ir paskui jie ėjo ir ten pakeliui buvo kitas miestas. Jo vardas Ajas. Ir tas miestas buvo daug mažesnis už Jerichą. Ir žvalgai nuėjo žvalgyti jie, pranešė Jozui, sako, nesiųs ten visos kariuomenės, nes jis yra mažas, jis nesustiprintas miestas, mes jį laisvai paimsim. 1000 žmonių ten užteks, kad jį paimti. Ir kai jie ten nuėjo, jie pralaimėjo, bėgo iš to miesto. Todėl, kad buvo priežastis, kodėl jie bėgo. Kai jie paėmė Jerichą, Dievo įsakymas buvo sunaikinti viską tenai, sunaikinti visus daiktus, bet buvo vienas žmogus. Buvo vienas žmogus, jo vardas Achanas. Jisai, kai jie paėmė tą miestą, jisai parašyta,
pamatė ten kažkokį tai gabalą sidabro ir kažką tai dar, ir jisai parašyta užsigeidė tų dalykų. Ir jisai paėmė juos ir paslėpė, užkasė ten savo palapinį kažkur tai. Jisai paslėpė nuo visų. Jisai padarė nuodėmę, jisai padarė tai, kad Dievas neliepė daryti. Dievas neliepė tai pasiimti, bet Dievas liepė viską tai sunaikinti. Ir tai būtent geiduliai. Hanas užsigeidė tų dalykų. Ir būtent dėl to, kad vienas žmogus nusidėjo, nepaklausė Dievo, visa tauta buvo sugėdinta, kai jie tenai puolė tą Ajo miestą, jie bėgo nuo jų. Ir Jozuė klausė Dievo, kas čia atsitiko, kodėl tu mus išvedė iš Egipto, kad mums dabar čianai pralaimėjo prieš tos žmonės, kad mes mirsim dabar, jie mūsų sunaikins. Ir Dievas pasakė, tauta nusidėjo, jie paėmė daiktus skirtus sunaikinimui. Ir kai jie atrado, Dievas parodė Hanos šeimą. Ir jisai buvo sunaikintas, užmėtytas akmenimis. Ir tada Dievo rūstybė liovėsi ir jie vėl puolė tą miestą ir jis buvo paimtas. Bet prasmė yra ta, kad geiduliai, kai mes matome kažką tai, kad tai nedarytų poveikio, nes vyram yra geiduliai kažkokie tai, moterim kažkokie tai geiduliai. Ir mes turim prisipildyti dievų, kad išstovėti prieš tos geidulius. Nes, kaip aš kalbėjau čia ne vieną kartą, kai mes prisipildom dievų, Dievas duoda mums jėgos. Ir ta jėga praeiti pro visus geidulius. Geiduliai mūsų neveikia. Kai Dievas mums pripildo jėgos, geiduliai pasitraukia. Jie mūsų negundo, jie neturi jėgos, nes tas, kuris gyvena mumise, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Ir tas, kuris pasaulyje, jisai neturi jokios valdžios mum tada, nes mes turim teisę prieš jį, mes turim valdžią prieš jį, jis prieš mus neturi jokios valdžios, jokios teisės prieš mus neturi. Bet mes kalbėjome apie tai dar kartą. Dievas daro skirtumą tarp švento ir nešvento. Dievas daro skirtumą tarp švaraus ir nešvaraus. Visada šitoje knygoje Biblijoje, Dievo žodėje, visada Dievas mokino vieno dalyko. Daugelį dalykų mokino, bet vienas iš tų, kad suprasti, kas yra šventas ir kas yra nešventas. Kas yra švaru, kas yra nešvaru, ką tu gali, ką tu negali. Šitos dalykus visą laiką pabrėždavo. Ir vienas iš tų dalykų Dievas sako, būkite šventi, kaip ir aš esu šventas. Kai mes paklūstame jam, mes tampame šventi. Jisai pats Dievas, jisai padaro mus šventus. Jisai pats savo žodėje sako, aš esu tas, kuris jūs pašventinu. Aš esu tas, kuris jūs darau šventus. Todėl, kai mes paklūstame jam, kai mes ateiname pas jį, kai mes ateiname pas jį maldoj, kai mes ateiname pas jį skaitydami žodį, kai mes ateiname į bažnyčią, Dievas duoda mums tos galingos jėgos. Mes jos nematome. Bet ta jėga, klausyk, kai tu išeini iš bažnyčios, tu jautiesi visai kitaip. Ta žmogus, kuris šiandien gavo išgydymą, jisai sakė, man akise šviesu. Taip anksčiau nebuvo, jisai gavo ne tik išgydymą. Kažkas taip, jam visam kūnui kažkas darėsi. Jisai buvo toks džiaugsmingas. Sako, su mano rankom kažkas darosi. Visa oda, sako, minkšta, kaip naujagimio. Mano akise dabar šviesu. Jisai visą
visas jo kūnas tiesiog buvo apgautas Dievo artumu, Dievo jėga, išmeldėsi atgailos malda. Ir Dievas jį apgaubė savo artumu. Ir kai Dievas apgaubė, tu kažką tai gali, ką aš sakiau čia penktadienį, kad kai šventoji dvasia ant tavęs nužengia, tu gali kažką tai. Kai nužengia kažkokia žmogaus šventoji dvasia, tu gali visą laiką matyti. Ir tu gali, būna du dalykai visą laiką. Tu kažką tai girdi, antras, tu kažką tai matai. Vat būtent šitas žmogus tą patį darė. Tu galėjai girdėti jo žodžius, ką jisai kalbėjo. Jisai sakė, aš to negalėjau, man skaudėjo. Dabar man akise šviesu. Ir tu gali matyti pasikeitimus jo kūne. Jisai darė prisėdimus. Aš sakau, niekas nesikeičia per visą šitą žodį. Tas atkreipkite dėmesį, kai šventoji dvasia nužengdavo žmonių, du dalykai visą laiką įvykdavo. Jie pradėjo kažką tai kalbėti ir tu galėdavai kažką tai matyti juose. Jie pasikeisdavo, kažkas tai juose keisdavosi. Du dalykai visą laiką lydi. Haleliuja. Haleliuja. Ir gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. Dievo malonė gelbstinti pasirodė visiems žmonėms. Ir jinai moko mus, moko visur, kur mes susirečiam su Dievu. Dievo malonė jinai juda, jinai kalba, jinai moko mus, kad mes atsisakę bedevystės, teisė ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje. Bedevystė, jinai traukiasi, kai tu artėjai prie Dievo, ta malonė tokia stipri, šviesa jinai visą laiką stipresnė už tamsą, jinai tokia stipri, kad bedevystė jinai traukiasi, jinai iš karto nepasitraukia, bet jinai traukiasi visą laiką. Jinai visą laiką traukia. Kai tu artėjai prie Dievo, tamsa traukiasi nuo tavęs. Bedevystė yra tamsa. Kai tu artėjai prie Dievo, jis tave pripildo visą laiką savo šviesą. Ir tamsa traukiasi. Galima matyti. Todėl tu augi Dieve. Ir praeina kažkiek laiko. Ir vau, kitas žmogus ateina. Tu matai tame žmoguje du dalykus. Kažką tai girdi ir antrą kažką tai matai. Jisai pasikeitė. Tie žmonės keičiasi. Tie žmonės, kurie auga Dieve. Du dalykai šitie visą laiką jų tu gali matyti juose. Tie, kurie nesikeičia, tie, kurie neauga Dieve, vieną dalyką visą laiką tu juose pamatysi. Jie visą laiką klausinėja. Jie niekada neturi atsakymo. Jie pastoviai vaikšto po 10-20 metų į bažnyčią ir jie klausinėja. Jie nežino, ką jam daryti, ką jam nedaryti, kodėl taip atsitiko. Todėl, kad tu neaugi Dieve, tu neini į Dievą, tu vėl tik gaišti laiką. Kam tada eiti į bažnyčią? Kam tada vėl tai gaišti laiką? Todėl Paulius sako, nepriimkite Dievo malonės veltui. Tai yra tas pats. Mums reikia augti malonėje. Augti malonėje. Ką reiškia augti malonėje? Tai mums reikia atlikti tai, ką mes galime atlikti. Melstis, skaityti žodį, eiti ten, kur vyksta Dievo darbas, kalbėti Dievo žodžius. Mes turime daryti tai, ką mes galime daryti. Ir tie, kas tai daro, tie auga Dieve. Ir tu po kažkiek metų gali tai pamatyti. Šitie du dalykai visą laiką aiškiai išryškėja. Tu gali tame žmoguje kažką tai matyti ir kažką tai girdėti. Dar kada papasakosiu to vieną atvejį iš savo gyvenimo. Kai praeitais metais buvo atvažiavęs David Hutton
iš Anglijos Vilnių ir mes buvom kongresų rūmose ir aš tenai, ko man įsimintinas tas įvykis, kad pirmą, kad aš gavau išgydymą savo stuburui, kuris mane kankino daug metų šitoje vietoje. Jeigu aš nepasakau, kažkada aš nėriau į vandenį, į vieną vandens telkinį, kuriame aš nesimaudžiau niekada. Mes atvažiavom pirmą kartą tenai, ir kai aš nėriau, aš su galva į žemę tiesiog trenkiausi ir mane daug metų kankino šitoje vietoje. Pirmas 2 savaitės aš tiesiog kankinausi po to. Man taip viskas skaudėjo, čia viskas buvo trenštinė, nežinau kas ten. Ar ten buvo įtrūkimas kažkoks ar kas. Žodžiu. Ir tai mane kankino daug metų. Tai padidėdavo, tai sumažinau skausmą, bet tai buvo pastovi. Ir kai David Hathaway meldėsi, aš pajaučiau šilumą pradėjai tiesiog per tą vietą. Ir aš gavau išgydymą ir nuo to laiko man nei kartą neskaudėjo. Bet aš norėjau ne apie tai dabar šnekėti, bet aš tą išgydymą negalėjau nepridėti prie šitos istorijos. Nes tai, Dievo šlovė, aš kankinausi daug metų. Jėzus atėjo ir sakė, ne, užtenka, tai paskutinė diena, šita liga išeina lauk, tu sveikas. Ir nuo tos dienos aš nejaučiau skausmo. Bet aš norėjau štai dar ką apie tą susirinkimą pakalbėti. Kad tam susirinkime, prieš susirinkimą, aš sutikau vieną žmogų, su kuriuo mes prieš 20 metų vaikščiojome vieną ląstelę. Ir jis dabar ten toj vietoj, kur jisai gyvena, jis ten tos vietos, ten kažkoks lyderis, ten kažkokie nedaug ten žmonių, 10 kiek ten. Ir žodžiu, mes su juo kalbėjom ir ten mes stovėjom prie durų ir ten į salę. Ir žmonės, daugelis žmonių atvažiuodavo jau žiedavo pro tas duris. Ir ten kažkokie žmonės stovėjo ir jis jiems pradėjo šaukti, ateikit, užeikit. Ir mes vėl su to broliu kalbėjom. Ir tas brolis, bekalbėdamas, pažiūrėjo mane ir sakė, nu brat, rusiškai, jisai rusiškai, sako, nu brat, tai papivai Svetovo Duchą normalią. Jisai, vat aš jums sakau, 2 dalykai visą laiką jie matosi, kai šventoji dvasia nužengia. Kiti žmonės gali matyti kažką tai tavyje tokio. 2 dalykai, kažką tai jie girdi ir kažką tai jie mato. Ir tas brolis, daug metų mes nesimatėm, jisai tiesiog pasakė, nu tai papivai Svetovo Duchą normalią. Nors jisai irgi, jisai vaikšto į bendruomenę ir jis vienas ten iš lyderių, kas ten jisai vaikšto į bažnyčią ir jisai susidarė su tikinčiaisiais ir reiškia, mane kažkas tai išskiria, negu tie, su kuriais jisai susidarė. Nu, žodžiu, jisai pastebėjo tai. Ir mums šiandien paprastai nėra jokių kitų kelių. Mums yra vienas kelias ir to kelio vardas Jėzus. Mes pasmerktieji eiti tuo keliu. Jeigu mes tuo keliu neeinam, kaip Kastytis sako, mes dabar įbrydę į upę. Ta upė yra srauni, jinai neša. Ir mes einam prieš srovę. Ne pagal srovę, bet prieš srovę. Ir kai mes neeinam į Jėzų, mus pradeda nešti pasroviuoju. Ir ten, klausyk, ta srovė tave nuneš, jeigu tu neisi paskui Jėzų, jinai tave nuneš tave į sugriuvimą, į vargą. Tu tenai nebūsi laimingas. Jinai nuneš tave ten, kur tavo sugriuvimas. Nuneš tave į apačią, ne į viršų. Kai tu eini prieš srovę, tu kyli į viršų. Sunku. O jo tai, brolim, sesė, sunku. Bet mums nėra kito kelio. Nėra kito kelio. Vienas kelias jis. Ir mes turime eiti prieš srovę. Visą laiką šitas pasaulis
jisai kalba priešingai, jisai piešia priešingus paveikslus, kitus visai, bet negu tu skaitai čia. Jisai tau piešia visai kitus, jisai tau sako ir pažįstami ateina, sako, tu durnas, kur tu vaikštai. Ar tikrai aš negalvojau, kad tu jau ant tiek nusileisi. Į kokį tu bažnyčią vaikštai? Va, katalikų bažnyčia yra vienintelė bažnyčia. Ten tai yra iš tikrųjų bažnyčia. Paklausyk, šitoj bažnyčiai žmonės eina, ten niekas niekada nesikeičia. Aš tenai irgi vaikščiau ir tu galbūt vaikščiai. Ten kaip sako Jėzus, kad jeigu miręs veda mirusį, jeigu aklas veda aklą, abudu į duotą įkrenta. Ko mums ten eiti tą bažnyčią, į mirusių bažnyčią? Taip, tenai iš tikrųjų yra žmonių, kurie iš tikrųjų savo vidum, jie nevidmainiai vaikšto, galbūt ten yra tokių iš tikrųjų, gali būti, kad ten ir aš galvoju, kad tikrai yra ten tokių žmonių, kurie nevidmainiai ir jie ten eina ten su nuolankia širdim ir jie eina ten, kad susitikti su Dievu, bet ten nėra tokio pilno gyvenimo, tenai nėra pilno gyvenimo, nes Dievas negyvena bažnyčioje kažkokioj vienoj vietoj. Dievas gyvena ten, kur susirenka 2 ar 3 jo vardu. Ten yra Dievas. Dievas gyvena ten, kur skamba jo žodis. Ten Dievas gyvena. Štai jo buveinė. Dievas negyvena pastate. Dievas gyvena ten, kur tu susirinksi su savo broliu ir jūs dėl jo vardo susirinksite. Halleluja. Dievas yra super Dievas. Jisai nėra ten kažkoks išgalvotas stabas. Dievas yra tikrasis Dievas. Ir aš paskui, kai mes šiandien turėsim dar vieną pamokslą. Aš kitam pamokslą, aš kalbėsiu būtent, aš dabar supratau dar vieną istoriją. Halleluja. Šiandien ypatinga diena, tu įsivaizduok, šiandien penktadienis, tokio penktadienio daugiau nebus tavo gyvenime. Šitas penktadienis yra paskutinis šito mėnesio, šitos dienos penktadienis, tokio daugiau nebus tavo gyvenime. Andriau, prasibūsk Jėzus vardu. Taip. Ar šeštadienis, nesvarbu. Ar šeštadienis, taip. Tokių šeštadienio nebus daugiau. Nei mano, nei tavo gyvenime. Šiandien suprask vieną dalyką. Dievas išsirinko mus, kad mes gyventume arti su juo, kad mes būtume, ir jis dabar yra čia, savo dvasia pripildęs. Tokio buvimo niekada daugiau nebus. Tik tai šiandien yra tas buvimas. Šiandien ir šitoj vietoje yra tas buvimas. Daugiau tokio nebus. Rytoj bus kitos jo buvimas ir kitokie Dievo darbai. Todėl šiandien vertinkim tą, ką mes turime dabar. Nes tai yra mūsų gyvenimas. Mūsų gyvenimas. Dievas veikia čia ir dabar. Ir šiandien, ir šitą šeštadienį. Jisai pripildo šitą vietą. Jisai nori būti su mumis kartu. Nes mes esame jo vaikai. Jisai kitų neturi. Šitoj vietoj. Jisai turi tave ir mane. Halleluja. Jisai išsirinko mus ir jo gelbstinti malonė pasirodė mums, kad mes ir moko mus. Paklausykit, Dievo malonė moko mus. Jinai taip stipriai moko mus. Kiekvieną dieną, kai mes girdim Dievo žodį, Dievo malonė moko mus atsisakyti bedevystę.
bedevystė, iš tamsos gręžtis į šviesą. O, sakai tu, aš jau prieš daug metų priėmiau Jėzų, aš jau nebe dievės, aš jau kitas. Taip, tu esi kitas žmogus, tu naujas kūrinys, bet mums reikia atnaujinti savo protą vėl ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir vėl. O, tu sakai, aš jau girdėjau šitą, girdėjau ne vieną kartą, bet atsiversk Petro laišką. Petras sako, aš jums ir vėl priminsiu tos dalykus, nors jūs juos girdėjote ir žinote, aš jums priminsiu juos. Aš jums priminsiu. Kodėl? Todėl, kad tu išgirsti, tau jie nuglumsta, nublanksta, tu užmiršti kažką tai. Halleluja. Todėl, kad gelbėti Dievo malonė pasirodė mums visiems ir moko mus, kad atsisakė visokios bedevystės, pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje. Halleluja. Teisiai, pamaldžiai gyventume šiame amžiuje. Paklausykit, šio amžiaus kunigaikštis, jisai ateina, kaip jisai niekada nepasikeitė, niekada jis nepasikeis. Jisai ateina su vienu tikslu, kad aptemdyt mus, aptemdyt. O, ar tau ką neužtenka čia važinėti iš Bukonių? Galėtum sėdėti dabar televizorių žiūrėti, kokius ten laidos įdomus eina. Ir reikia tau važiuoti čia į Joną. Pasroviuoj plauk, ten lengva. Pasroviuoj. Kam tu prieš srovę, kam tu į kalną lipt? Ten reikia kabintis. Vau, ten reikia įdėti pastangas. Bet Dievo gelbinti malonė pasirodė mums ir moko mus kažko tai, kad atsisakė bedevystės. Mes trokštame Dievę pažinti tave, veržtis į tave. Tai yra atsisakyti bedevystės, veržtis į gyvą į Dievą, kuris šiandien kviečia mus, šaukia mus į savo karalystę, į šlovę, į amžiną šlovę. Dievas šaukia mus šiandien. Halleluja. Dievas yra toks galingas. Jisai išsirinko mus. Jis pakvietė, klausyk, jisai pakvietė kiekvieną iš jūsų vardu. Kitaip jūs nesėdėtumėt čionai. Ar gali kas nors ateiti pas tėvą, ar gali kas ateiti pas mane, jeigu mano tėvas jo nepakvies, sako Jėzus. Halleluja. Tėvas jūs išrinko prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtumėte šventi ir nekalti jo akivaizdoj, kad būtume jo vaikai ir kad praleistumėte amžinybę su Dievu, Dievo šlovėj, amžinoj šlovėj, su amžinu Dievu, su amžina ugnim. Dievas sako savo žodį, kas gali išbūti prie viskariečios ugnies, kas gali būti prie amžino karščio. Halleluja. Dievas pašaukė mus, kad mes galėtume būti prie to karščio, prie amžino Dievo. Todėl, kai mes ateiname pas žmonės į pasaulį, žmonės jaučia, kažkas tai darosi. Sigitas šiandien pasakė, jis buvo čia. Sako, tas žmogus jisai, kaip pirmą kartą tam žmogui jisai kalbėjo, kitą dieną tas žmogus sugrįžo ir pasakė, sako, man kažkas tai pradėjo darytis, kai mes su tavim kalbėjom, kažkas tai man pradėjo, skausmai praėjo, kažkas tai pradėjo daryti. Klausyk,
kai mes bendraujame su pasaulio žmonėm, Dievo artumas, kuris yra aplink tave, jisai liečia tos žmonės ir jie net nesupranta to. Jie nesupranta ir kaip tas žmogus, jie kalbėjo ten apie Dievą, taip, apie Jėzų, bet jam reikėjo pasakyti kažkokius porą žodžių ir kitą dieną nuo tų žodžių jisai jautė, kad kažkas pradėjo daryti. Haleliuja! Dievo, ta šlovė yra aplink mus jau dabar šitoj žemėj. Ir tu ir aš esame to šlovės nesėjai. Ten, kur mes einame, kažkas darosi. Ir mums nebūtina žinoti ten, kas ten darosi arba nesidaro. Ir ten mums nebūtina jausti ten kažkokių tai, kaip pastorius sako, širpuliukų ir ten, nežinau, elektros kažkokių tikėjimų. Taip, jeigu reikės, mes ir tai pajausime ir pergyvensime. Ir aš tai išgyvenau ir pergyvenau daug kartų. Bet Dievas gyvena mumise ir jo artumas, jo debesėlis aplink mus, jo debesys aplink mus. Kai mes ateiname į netikinčių tarpą, tas debesėlis jisai liečia tos žmonės ir jie nesupranta, kas čia darosi. Todėl jie ateina išplėstom akim. Vau, man praėjo skausmai. Tu tik pasakei porą žodžių. Haleliuja, Dievas yra toks. Dievas nori, kad jo šlovė sklistų. Todėl aš jau jūs sakiau, mūsų pagrindinis tarnavimas, žodžio tarnavimas. Haleliuja, kai mes kalbam, Dievo ugnys, Dievo jėga, Dievo upė liejasi iš mūsų. Jinai nematoma ir todėl jie klauso, jie nesupranta, bet aš jums sakau, mūsų Dievas yra nematomas Dievas, kuris daro matomus dalykus. Ir tie matomi dalykai yra palaiminimas mum ir žmonėm. Haleliuja. Ir kai mes kalbame, palaiminimas liečiasi per to žmonės, liejasi į to žmonės, liečiasi prie tų žmonių. Jie net nesupranta to ir mums nebūtina to suprasti, bet mūsų pagrindinis tarnavimas yra kalbėjimas. Taip, kaip Dievas darė nuo pradžių, jisai pasakė, tai atsiranda šviesa ir šviesa atsirado. Tai atsiranda šviesa ir šviesa atsirado. Dievas mums parodė pavyzdį, jisai padarė mus panašių į save. Aš nieko naujo čionai dviračio neišrasiu, jūs viską tai jau girdėjote. Haleliuja, Dievas moko mus visą laiką per šitą žodį būti panašius, jisai nori, kad mes būtume panašus į jį. Ir dar Hebrajam laiške, šitam pačiam pirmam skyriui, 3 eilutėje. Jis Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas. Klausykit, aš jau senai tai pamačiau. Štai ką Dievas daro. Klausyk, Dievas, kada kūrė Adomą, jisai pasakė, tai būna jisai pagal mūsų panašumą sutverta. Adomas buvo panašus į Dievą. Žiūrėkit, ką iš šiandien Jėzus koks buvo. Jo esybės tikslus atvaizdas. Taip, vėl tas pats. Dievas daro į save panašius. Romiečiam 8 skyrių atsiverti. 8 skyrius 29 eilutė. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą. Klausyk, Dievas daro tą patį. Jisai daro į save panašius. Jisai nori, kad mes būtume panašus į Dievą. Panašus. Klausyk,
kai tu kalbi žmogui, kai tu kalbi žmogui, nesvarbu kam, prie jo prisiliečia ta malonė ir ta malonė Dievo jėga, kaip ir šitas žmogus buvo išgydytas, palaimintas, Dievo jėga apsupo jį ir Dievas dabar, ta Dievo malonė, jinai stengsis daryti panašų į save. Klausyk, Dievas daro ne tik tas panašumas, būti panašiu į Dievą yra tai, kad mes esam palaiminti ir mes laiminam kitus. Mes ištraukti iš dumblo ir mes einame ten, kur yra belaisviai sėdi dumbluose ir mes padedam juos, mes skelbiame, išeikite iš kalėjimų, išeikite iš kalėjimų, iš vergystės, išeikite. Štai yra koks panašumas į Dievą. Tai, ką davė Dievas mums, Jisai ne veltui davė. Jisai davė, kad mes duotume kitiem. Tai, kai Jisai įdėjo į mūsų burną, Jisai ne mum įdėjo, bet tam, kad mes kalbėtume kitiem. Jisai davė mums jėgos, elektra eina per rankas. Ką tai reiškia? Jisai davė mums jėgos, kad mes dėtume ant ligonių, kurie kenčia skausmus, kurie yra prispausti, kad jie pasveiktų. Dievas neapkenčia ligų, Dievas neapkenčia prispaudimų visokių naštų. Dievas tas, kuris nori, kad būtų tai patraukta lauk. Ir Jisai tai ir daro šiandien. Ir kai mes einame pas Dievą, einame prie Dievo arčiau, Dievo artumas apsupa mus. Ir mes vis labiau ir labiau tampame panašus į Dievą. Ir mes einame ir sakome, vau, aš anksčiau buvau, nežinau, negaliu aš pasakyti, kad ten alkoholikas buvau. Bet aš pastoviai gerdavau kiekvieną savaitę, taip nebūdavo, kad aš neišgerčiau. Išeigynės tai būdavo tos dienos, kada ir todėl Dievas mane išlaisvino ir Jisai daro mane panašu į save. Ir aš einu pas tos, kurie geria ir sakau, tau nereikia gerti, tu turi viltį ir ta viltis yra Jėzus. Jisai ištraukė mane iš to liūno ir tave ištrauk. Jeigu ten buvo kažkas tai narkomanas ir durėsi ten ar kažką tai, aš nebuvau narkomanas. Jisai galėjo pas tuos, kurie narkomanai ir sakyti, Jėzus mane ištraukė iš šito liūno, todėl Jisai tave irgi ištrauk. Jeigu tu buvai vagis, melagis, ten nežinau, paleistuvis, ten kas ten dar, kokie ten yra, tu eini pas tuos, kurie yra tokie patys, kaip tu buvai, ir tu jau jų nepaniekini, Kaip, pavyzdžiui, jeigu aš nebūčiau krytęs, 10 metų, ten 8, kiek ten metų vaikščiau tamsoj po savo įtikėjimo, aš šiandien negalėčiau suprasti galbūt taip, kaip dabar suprantu tuos, kurie krenta. Aš dabar suprantu, kad Dievas, kad kai aš kritau ir aš vaikščiau tamsoj daug metų ir Dievas toks galingas, kad ne mano jėga, aš jums prisiekiu, aš neįdėjau ten nei lašų savo pastangų, kad vėl sugrįžt pas Dievą. Pats Dievas mane paėmė ir atsuko stebuklingai. Aš net neturėjau, aš pasakau čia kažkada, aš neturėjau jokių norų ateiti pas Dievą, jokių, nenorėjau nesugrįžti, bet Dievas turi planą, nesvarbu kokie mūsų planai, Dievas turi savo planą ir Dievas įvykdys savo planą. Jisai pakels tuos, kuriem reikia išlaisvinimo. Jisai išgydys tuos, kuriem reikia išgydymo. Tada Jisai žino laiką, Jisai žino laikus ir metus. Haleliuja.
tėvas, jisai išsirinko tave šitam laikui ir mūsų gyvenimas eina. Ir todėl Paulius sako, dar kada tą pačią vietą pacituosiu jums, nepriimkit Dievo malonės veltui, išnaudokit laiką. Laikas mūsų gyvenimas praeina. Todėl mes kaip anot Paulius, kaip lenktynėse bėgam šituo keliu. Ir vieni greičiau prabėga tą distanciją, kiti lėčiau. Bet mes galim greičiau bėgti, kai mes padarysime tai, kas nuo mūsų priklauso. Nuo mūsų nedaug priklauso, nes jisai pats Dievas duoda mums jėgų bėgti, kaip aš sakiau, kad net jauni, tai yra Dievo žodis sako, kad net jauni vyrai pasilpsta ir krenta išsekę, jie neturi jėgų toliau eiti, bet Dievas mums duoda vis naujų jėgų. Haleliuja, naujų jėgų. Ir Mozė, kai buvo 120 metų, jisai sako, mano jėgos nepasilpo, mano akis mato puikiausiai. Ir Kalebas, kai buvo 85 metų, jisai sako, aš esu pilnas jėgų, todėl kad, klausyk, kai tu ateisi pas Dievą, jisai visada pripildys tave jėgų, tu būsi pilnas jėgų, tu nepavargsi niekada. Haleliuja. Todėl Dievas per visą savo žodį daugybę kartų kalba tą patį ir tą vieną. Ateikite pas mane visi. Kodėl ateikite? Todėl, kad jisai pilnas jėgos. Jisai turi ką duoti tau šiandien. Jisai ne tas, kuris apvoks tave. Ne, jisai duos tau jėgų. Duos, kad tu galėtum toliau bėgti. Kad tu nesiviltum. Kad kaip invalidas. Ne, kai jisai pripildys tave jėgos, tu galėsi bėgti. Nesvarbu, kiek tau metų. O, tu sakai, Mozė buvo 120 metų, jis buvo pilnas jėgų. Bet tai Mozė. Ne, Dievas tas pats. Dievas šiandien, paklausyk, Dievas šiandien kalba tą patį ir tą vieną. Ką mums siūsti, sako Dievas. Dievas visą laiką turėdavo vieną dalyką, jisai ieško žmogaus šiandien. Vienas žmogus, paklausyk, Korėjai buvo vienas žmogus, jo vardas Jongičio, šiandien iš to vieno žmogaus. Milijonas žmonių atėjo per tą vieną žmogų, stadionai pilni žmonių meldėsi, futbolo stadionas, 100 000 žmonių, ten atvažiuoja presa, valdžios atstovai, merai. Ir tas žmogus, Jongičio, jisai stovi ir kalba tą patį ir tą vieną. Mes turim Dievą galingą, mes turim šventąją dvasią. Haleliuja. Ir šitie valdžios atstovai klauso šito žmogaus. Todėl, kad aš sakau jums, jau sakiau daug kartų, ir dar kartą sakysiu tą, ir dar. Dievas, kai tu ateisi pas jį, Dievas duos tau, pripildys tave taip stipriai ir jis niekada nepadarys tave uodegą. Tu visą laiką būsi viršuj. Tie, kurie valdžios atstovai, tie, kurie kažką tai reiškia šiam pasaulyje, jie ateis pas tave klaus patarimo. Ne tu eisi pas juos klaus, bet jie pas tave ateis. Todėl, kad Dievas visagalis pašaukė tave vardu. Ir jeigu tu būsi ištikimas, jisai išaukštins tave, jisai nenužemins tave, jisai išaukštins tave. Jeigu tu tik tai pasilpsi, jeigu tu atsitrauksi nuo Dievo, tai tu pradėsi tikėti pasroviui. Ir tas
nuneš tave į griuvimą. Bet jeigu tu pasiliksi ištikimą, jeigu tu pasiliksi Dieve, Dievas išaukštins tave, visada išaukštins. Visi Dievo žmonės buvo išaukštinti. Tie, kurie buvo ištikimi iki galo, jie buvo išaukštinti. Vienaip ar kitaip, vienu metu ar kitų prieš 2000, prieš kiek ten metų. Jėzus Kristus vakar, šiandien ir per amžius, tas pats, jisai nepasikeitė. Jis išrinko tave, kad padarytų tave galvą, o ne uodegą. Tu niekada nebūsi apačioj, tu būsi visą laiką viršuj. Haleliuja. Todėl aš kai atsikraučiu. Jūs dabar juoksitės. Todėl aš kai atsikraučiu į Jonavą, Dievas man davė gyventi ant kalno ir pačiam paskutiniam aukšte namo. Aš jums sakau, Dievas yra stebuklų Dievas. Taip, aš gyvenu ant kalno ir tam name, kuriam aš gyvenu paskutiniam aukšte, pačiam viršuj. Hallelujah, Jesus.